Taigi, kaip kalbėti apie susitarimus? Kaip kalbėti apie susitarimus? Pirmas punktas, kurį praleidžia dažniausiai moteris. Nes moteris sako, kaip kalbėti su vyru, jeigu vyras nenori kalbėti. Dėl to, pirmas yra palankios, klaidos iš karto, aplinkos sukūrimas. Šitą punktą praleidus, kiti punktai neveikia. Vadinasi, jūs turite sukurti sąlygas, kurios sąlygotų va tokį nuoširdų bendravimą. Nes mes dažnai gyvenime esame įpratę buitiškai bendrauti. Tai reiškia persimetinėti tokiomis frazėmis, savaime suprantamomis frazėmis. O čia mums reikia įsiklausyti ne tik tai į frazes, bet ką žmogus turi omenyje, ką jis nori pasakyti. Tai reiškia, toks jau galima sakyti, čia pokalbis psichoanalitinis. Jūs turite pasinerti giliau. Vadinasi, jūs turite sukurti tokias sąlygas, kada abudu turi tam laiko. Tai reiškia ne tai, kad kol verda sriuba pietums, pašnekam apie tai. Abudu turi laiko, abudu geranoriški, tai reiškia, jūs išėjot pasivaikščioti, jūs turite valandą, 2 valandas pasivaikščiojimų, oras geras, abudu geroj nuotaikoje, tai reiškia, abudu geranoriški. Tai reiškia, prieš tai nebuvo kažkokio konflikto. Toliau, nėra kaltės ir įsižeidimo jausmų. Tai reiškia, tu nesi vaiko arba tėčio būsenoj, o jūs abudu esat suaugę žmonės. Lygus. Nes jeigu yra aš svarbesnis, aš iš viršaus, o kitas iš apačios, sakai, dabar eisim pakalbėti. Tai sako, gerai jau. Šitas neveikia, tai nėra geranoriškumas. Ir abudu suaugusio būsena. Va čia yra, abudu turi laiko, abu geranoriški, nėra kaltės ir įsižeidimo jausmų, abudu suaugusio būsenai. Sukuria šitą erdvę. Va, tai čia yra toks dalykas, kad jūs ateinat pas psichologą ir jis va šitą erdvę sukuria. Tai reiškia, jūs turit laiko, psichologas yra nusiteikęs geranoriškai, jis yra suaugusio būsenoj ir jisai nekaltina tavęs ir nesijaučia kaltas tavo akyse, psichologas. Jo, vadinasi, čia yra toks, šitie įgūdžiai yra psichologo įgūdžiai, kuriuos jūs turite išmokti. Antras dalykas, tu turi išmokti kalbėti. Čia yra sunkiausia suprasti, dėl to, kad mes visi šnekam nuo 3 metų, bet mes nemokam kalbėti. Mes šnekam, bet nemokam kalbėti. Tai reiškia, mes instinktyviai beriam žodžius ir tai nebūtinai susiję su to, ką mes iš tiesų jaučiame. Dėl to mums reikia, kaip čia pasakyti, yra toks pasakymas, liežuvį prijungti prie smegenų. Nes kartais mūsų liežuvis yra prijungtas prie pasąmonės. Ir mes jau šnekam visiškai ne tą, ką iš tiesų galvojame. Dėl to mes prijungiame liežuvį prie smegenų. Kaip tai vyksta? Kalbėti nuo savęs ir apie save. Tai reiškia, jeigu sako, žinote, aš noriu pakalbėti, man nepatinka, kad tu rūpinėsi manimi ir arba tu ten neorganizuoji mūsų laisvalaikio. Vadinasi, jūs pasakėte šitą frazę ir jau yra mirtis, viskas. Galima sakyti, nusilenkiam, šachmat, baigta. Toliau jau geranoriškumo nėra, įsižeidimo jausmai. Jau toliau net netęskite, dėl to, kad be šansų. Vadinasi, jūs kalbate nuo savęs. Tu sakai, pavyzdžiui, kalbant apie jūsų tą pavyzdį, kurį jūs pasiūlėte, jo? Aš kalbu apie save. Ir nuo savęs. Tu sakai, aš, ne mes, susitarėm, mes ten ilsimės, mes poilsiaujam, bet sakai, aš organizuoju laisvalaikį, bet aš esu dabar apkrautas darbais ir aš esu pervargęs, išsekęs ir aš neturiu jokių kūrybinių idėjų ir kada aš bandau suorganizuoti mūsų laisvalaikį, tai aš visai pasimetu. Matot, šitas pasakymas visiškai neįtempia kito žmogaus. Aš kalbu nuo savęs ir apie ką kalbu? Apie save. Patikėkit manim, mes taip nemokam kalbėti. Nes mūsų tėvai kalbėdavo ne apie save. Jie nesakydavo, mama, žinot, aš esu labai susirūpinusi dėl tavo elgsenos.
Ne, dažnai sako, tu blogai elgiesi, va taip šnekėdavau su mumis. Taigi, toliau kalbėti be priekaištų ir manipulacijų. Nes jeigu žmogus pradeda kalbėti ir jūs jaučiate, kad tas žmogus jau nori jums kažkokią mintį piršti, tada jūs iš karto pereinat į budrumo būseną. Žydiškas anekdotas, kad atėjo pas žydelį jo draugelis ir pradėjo klausinėti, kaip tu gyveni, kaip tavo vaikai, kaip dar ten valandą šnekėjo, ir po to sako, duok pinigų. Tada tas žydelis jam sako, pabučiuok man į petį. Tas sako, o kodėl į petį? Sako, tu irgi nuo toli pradėjai. Žinot, į petį, o po to į užpakalį. Vadinasi, šitoj vietoj neturi būti tokio jausmo, kad tas žmogus galvoja vieną, sako kitą. Kalbant primityviai, jūs turi būti nuoširdus. Kalbate nuo savęs ir apie save nuoširdus. Jeigu jūs kalbėsit nuoširdžiai, tame nebus priekaištų ir manipulacijų, ypač manipulacijų. Toliau, jūs kalbate, nes norite papasakoti apie save. Jūs dabar, kada darėte šitą uždavinį, jūs patys pamatėt, kad jūs nežinot iš tiesų, kas vyksta su to žmogum. Kur iš tiesų pas jį konfliktai. Mes žinome, kaip mums atrodo, kame konfliktai. Bet kada mes šnekam su to žmogum, paaiškėja, kad ten, kur mes galvojam, kad pas jį konfliktai, ten nėra konfliktų. Pas jį konfliktai kitoj vietoj. Dėl to šitame pokalbėje jūs turite papasakoti, perduoti tos trūkstamus failus, kurių neturi tas žmogus. Galima sakyti, vaizdas iš jūsų pusės. Dauguma žmonių nemoka to pasakoti. Nes netgi jie patys negali pripažinti, vat kaip jūs matėte, kaip jūs iš tiesų tai matote. Nes mes dažniausiai kalbame, kaip mūsų draugės mato mūsų situaciją. Mes pakalbam su drauge apie santykius ir po to ateinam ir jau varom. Vadinasi, tuo momentu jūs manipuliuojat. Jūsų draugė dalyvauja jūsų santykius ir per jūs veikia. Arba jūsų, nežinau, dėl ko jūsų giminaitis koks nors. Dėl ko santykiuose įnešti kitą žmogų, jo nuomonės yra manipulacija, yra sugriovimas asmeninio gyvenimo. Nėra to kalbėjimo iš viršaus, iš apačios. Jo, vadinasi, kai jūs kalbat, jūs nesijaučiat svarbesnis, arba nesijaučiat nesvarbus. Lygus bendravimas. Ir galima pasiūlyti žmogui užduoti klausimus. Vat kaip mes kalbam, jūs kalbat, jums atrodo, kad jūs viską papasakojat, bet jeigu žmogus yra kito socialinio tipo, jis gali nelabai pagauti, apie ką išnekėjo. Dėl to tu sakai, gal tu turi klausimų. Kad tais klausimais žmogus tau padėtų papasakoti apie save. Šitie punktai labai gražiai skamba, bet jeigu jūs pradėsite stebėti save, jūs matysite, kad reikia išmokti tai. Nes mes taip nemokėjom, nes mūsų tėvai nemokėjo. Toliau, klausyti. Klausyti vėl reikia žodis išmokti. Svarbus dėl to, kad mes klausyti nemokame, dėl to, kad kada mes klausome, mes galvojam atsakymą. Tai reiškia, tuo momentu, kada galvojam atsakymą, mes negirdim tą, ką sako žmogus. Dėl to, klausyti nevertinant. Kaip tai daryti? Labai paprastai, kontempliacija. Kontempliacija ir yra nevertinimo būsena. Dėl to mokintis kontempliuojant. Kaip vaikai maži. Išfokusuoti žvilgsnį ir žiūrėti, klausyti tiesiog. Toliau, nepertraukinėti, nepatarinėti ir nekomentuoti. Kai kuriems žmonėms tai yra neįmanoma. Tu pradedi šnekėti, pavyzdžiui, moteris, ką nors ten šneka, norėdama pasidalinti savo emocijomis, vyras iš karto siūlo sprendimus. Tai tu nueik pas psichologą, tai tu išgerk antidepresantų. Bet jinai nenori patarimo, jinai nori, kad ją išklausytų. O vyras nesupranta, jam atrodo, kad jo klausia patarimo. Dėl to, kada jūs klausot, tai jūs klausot ne dėl to, kad patarinėti, o norit išgirsti kitą žmogų, nepertraukinėti. Jeigu jūs pertraukinėte, sakot, prašau manęs nepertraukinėti, aš noriu pasakyti, arba nepasakiau iki galo. Be pakelto tono, jo.
Jeigu jūs norite padėti žmogui kalbėti arba įtakoti kalbėjimą, jūs galite tai daryti klausimais. Klausimai skambėtų visi tie klausimai sudėti į vieną esminį psichologinį klausimą. Ar norėtum apie tai pakalbėti plačiau? Tai vadinasi atviri klausimai. Nes klausimas, pavyzdžiui, tu ką mane laikai kaip durniu, tai nėra atviras, nes atsakymas yra taip, ne. O klausimas, gal tu galėtum plačiau papasakot, kodėl tu mane laikai visiškų debilų, jau yra atviras klausimas. Žmogus gali jums 15-20 minučių argumentuoti, įrodyti teoremą, kad taip yra. Dėl to atviri klausimai, jo. Jūs turit suteikti ir palaikyti psichologiškai saugią erdvę. Va, tai čia yra antras, tai yra klausyti nevertinant, nepertraukinėti šitie punktai. Va, ir įtakoti galima geranoriškais klausimais. Geranoriškais klausimais, kaip minėjau, tai reiškia, jūs norite išgirsti, dėl to jūs klausite. Šita dalis. Bet palankios sąlygos, jūs pažiūrit, kurioje vietoje jūs nemokat kalbėti ir esat sąmoningai šito vietoje pasimokinat ir pasimokinat klausyti. Bet čia yra lengvoji dalis. Kaip matot, jinai sunki, bet tai yra lengvoji dalis. Dėl to, kad pati sunkioji dalis yra išmokti susitarti. Vėlgi, dėl to, kad gyvenime retai, kada mes matėme tėvus, kurie susitarė. Mes matėme tėvus modelyje, kiekvienas iš jūsų, dviejose modeliuose. Patriarchalinis, matriarchalinis. Dėl ko kitokių modelių nėra. Tai reiškia, arba tėvas viską nurodinėjo, žmona vykdo, arba jūs gyvenate tokiuose santykiuose, kur žmona nurodinėja, kitas vykdo. Arba trečias variantas, kuriame jūs gyvenate, vienas kitam nurodinėja, niekas nieko nevykdo. Arba dar trečio varianto, kitas variantas, abudu nieko nenuvykdo ir abudu nieko nenurodinėja. Dažnai tai būna alkoholikų šeimos. Vadinasi, mums reikalingas ketvirtas variantas. Ketvirtas variantas susitarė. Tai reiškia, jeigu jūs matėte tėvus, jie atsisėda, tėtis, mama, po to ilgai diskutuoja, kaip dėrybose, kaip įmonėje pas jūs. Įmonė klientas, pardavėjas, jo, atėjo ir šnekasi, sudarė kontraktą. Matė tokį dalyką? Tai va taip reikia bendrauti ir čia. Tik tai taip. Tai reiškia, susitarėme tik pilnai išklausius abidvi pusės. Jo, nes jūs papasakojate ir jau siūlot sprendimus. Jo, kitas žmogus turi tiesiog jau balsuoti. Per anksti. Abudu. Toliau ieškome sprendimų, kur laimi abudu. Tai reiškia, kompromisai neveikia, gali būti laikinas. Gerai, mes dabar abudu nusileidžiam, bet mums reikia rasti sprendimą. Bet kad vienas teisus vyras ar moteris neveikia. Gali neveikti šitoje vietoje abudu neteisūs, mums reikia paklausti specialisto, knygų paskaityti, užduoti klausimą Andriui, Rimvidui arba, nežinau, Google'ui. Vadinasi, ieškome sprendimų, kur laimi abudu. Sprendimus ieškoti naudojam kūrybinį požiūrį, ieškome visiškai naujų sprendimų. Dėl to labai dažnai mes galime pradžioj aptarti, išsakyti savo požiūrius, tai yra viena atmosfera. Po to sakyti, okei, padarom pauzę, įkvėpiam, iškvėpiam, išgeriam kavos, espresso, pažadinam savo kūrybinę būseną, kažką tai faino padarome ir dar kartą susitinkam, tęsiam toliau, jau kūrybiniai būsenoj. Kūrybinė būsena tai reiškia, jūs abudu naudojat naujus, genialius sprendimus. Jūs nežinote, ar jie veiks, bet jūs norite juos pabandyti. Čia labai svarbu. Labai svarbu, nes nuo to, tai, kur mes randame šiuolaikinės poros, mes randame tokioje vietoje, mums reikia sukurti. Nieks neveikia. Jeigu jūs perskaitysit literatūrą psichologinę, visą kokie yra šiuo metu apie santykius, jūs rasite vieną atsakymą. Šiuolaikiniai psichologai nežino modelio, kuris tinka šiuolaikiniai porai. Nežino. Dėl to yra priimtas toks modelis, kad kiekviena pora turi sukurti savo individualų modelį. Atsakymas toks, kad negali psichologai siūlyti vieno modelio, nes jo nėra.
turi padėti porai sukurti savo modelį. Štai toks atsakymas. Yra iš psichologijos. Ir mes su juo absoliučiai sutinkam su Andrė. Jo, toliau. Neradus darnių sprendimų, kur laimė abu, galima padaryti pauzę arba ieškoti pagalbos pas žmonės, kurie yra įsprendę šias problemas. Šitoj vietoj yra svarbus žodis yra įsprendę šitas problemas. Nes jeigu jūs einate kalbėti su savo drauge, kuri tose pačiose problemose kaip jūs, jos patarimai bus kokie? Jos patarimai bus apie tai, kaip reikia sukelti kaltės jausmą jūsų vyrui. Ir jūs grįžite dar labiau įsižeidus ir toliau mes grįžtame į ankstesnius punktus. Mes bendrauti su tai žmonėm, kurie įsprendė. Dabar, čia labai svarbu. Va čia ir yra toks insightas, kurį aš išreiškiau žodžiuose. Jūs negalite, šiuolaikiniai žmonės, negalim rasti, kad viskas sutaptų. Neįmanoma. Neįmanoma. Kuo ilgiau jūs gyvenate, tuo sunkiau rasti, kad viskas sutampa. Kuo trumpiau gyvenate, ką tik įsimylėjote, viskas sutampa. Dėl to, kad jūs dar vienas kito nepažįstate. Bet kuo labiau jūs pažįstate save ir kitą žmogų, tuo labiau aptinkate, kad jūs du pirštų antspaudai. Pradžioje, man atrodo, kad tai yra įsimylėjimo metu vienas ir tas pats piršto antspaudas. Bet po to, kuo labiau apžiūrinėjat, jūs matot, kad jūs skirtingą maistą mėgstat, skirtingai einat miegoti, vienas anksčiau, kitas vėliau, jūs mėgstate skirtingus filmus žiūrėti, skirtingas knygas, humoras skirtingas. Viskas skirtinga. Taip, būna momentų, kurie sutampa, bet irgi kartais tie momentai sutampa, po to staiga bats nesutampa, dėl to, kad tas žmogus pasikeitė. Nu, tarkim, jūs visą laiką mėgdavo žiūrėti filmus, retro filmus. Vienas žmogus staiga atsižiūrėjo retro filmų ir jis nenori žiūrėti. O jūs norite. Ir ką dabar daryti, skirtis? Ir ieškoti kito retro filmų gerbėjo. Rasite, bet tada jis kažko kito nemėgs. Vadinasi, skyrybos tai nėra labai efektyvus sprendimas. Dažniausiai jis efektyvus tada, kad labai jau toksiniai santykiai. Dėl to, žiūrėkit, mums reikia naudoti tokį dalyką kaip laisvė. Tai įmanoma tik vienu atveju. Jūs turite vyras ir žmona patraukti į šalį, mama ir tėtis patraukti į šalį, vaikinas ir mergina patraukti į šalį, ir prisiminti, kad jūs esate homo sapiensas, žmogus, kuris turi 3 grupės poreikių. Ir tada jūs turite savo modelį, jisai turi savo modelį ir jūs randate tas vietas, kur tie modeliai sutampa. Jūs abudu mėgstate kartu gaminti valgyti. Jūs abudu kartus mėgstate, nežinau, vaikščioti po gamtą. Bet aš mėgstu ten, nežinau, šokius, o aš mėgstu žvejybą. Jo, dėl to šokis su žvejyba, kaip suprantat, ne iki galo dera. Vadinasi, jūs čia nerasite sprendimo, laimė abu. Sprendimas yra toks, aš jam suteikiu laisvę žvejoti, jis man suteikia laisvę šokti. Va taip laimė abu. Ir tai įmanoma tik tai būsenoj suaugęs žmogus. Vadinasi, šitoj vietoj mes vis tiek randam tas, kas mums sutampa. Ir šitą dalį puoselėjam ir karts nuo kartų kūrybiškai randam naujų sprendimų. Pavyzdžiui, jūs galvojate, kodėl mums nepabandžius, nežinau, turistauti su kuprinėmis kur nors tenai, nežinau, nevažinėti po Egiptus, o tiesiog užsidėti kuprinės, pasimti palapinės ir pabandyti pakeliauti. O galbūt mes mėgstame dviračiais važinėti. Jūs sakot, nu nei aš, nei tu nebandėme. Kodėl nepabandžius? Vadinasi, va čia kūrybinė vieta yra, va šitoj vietoj. Ja, kuo ilgiau gyvenate, tuo daugiau išradingumo reikia. Šitoj vietoj laisvės ir yra meilės išraiška. Ar tu gali kitam žmogui, ar pas tave pakankama meilė, kad tu leidai kitam žmogui užsiimti tas, kas jam patinka. Pavyzdžiui, šokti, daryti karjerą ir negaminti tau valgyti.
nežinau, tenai realizuoti savo sielos pašaukimą ir rūpintis ten, nežinau, vaikais, našlaičiais, naujagimiais, kitų žmonių ir taip toliau. Įsidarbinti Raudoną kryžių arba važiuoti ten padėti badaujantiems Afrikoje. Visa, ką aš sakau, yra konkretus pavyzdžiai žmonių, kurie taip elgiasi. Ar jūs galite suteikti tam žmogui laisvę, nenutraukiant santykių su to žmogum? Ir tai nereiškia, kad jūs tada sėdit namuose ir nieko nedarot, jis visiškai laisvas, o tu sėdi namuose. Ne, tai irgi neteisingai, tai nėra laimė abu. Tada tu sakai, okei, jeigu jisai daro karjerą, jeigu jisai padeda badaujantiems Afrikoje, jeigu jisai ten kažką tai turi savo tam šokius, kizombas arba moters magijos mokyklą, dar kažką, tai ką aš galiu savo leisti daugiau padaryti? Gal man nereikia irgi daugiau žvejoti, daugiau keliauti, hobių daugiau rasti, suprantate, tai irgi provokacija, tau pačiam irgi įsigilinti, o ko tu iš tiesų nori, kodėl kitas žmogus tau turi atnešti viską, ko tu nori. Nes mes gyvenome 18 metų, kad visą tą, ko mums reikėjo, atneždavo tėvai. Ir mes galvojame, kad dabar mums vyras ir žmona atneš visą pasaulį. Jis ir bus draugė, draugas, psichologas, konsultantas, žvejybos partneris, sekso partneris, nežinau, tenai psichoanalitikas. Tas, kuris manim žavisi, tas, kuris mane treniruoja, augina, tas, treneris koks nors, tas, kuris mane motyvuoja, įkvepia, tas, kuris mane nuramina, tas, kuris mane supranta, tas, kuris mane pagiria, tas, kuris mane palaiko. Vat šitie dalykai, jie yra neįmanomi, jūs patys suprantat. O tie, kurie nesuprantat, jūs po kiek laiko neužilgo suprasite. Dėl to, kad žmogus negali būti multifunkcionalas, kaip tam filme, kur yra špionai, kur jie iš tiesų gyvenime buvo špionai, Bradas Pittas ir Angelina Jolie. Ir jie grįžta į gyvenimą ir idealūs multifunkcionalai, nuostabus vyras ir žmona. Tai neįmanoma. Dėl to jūs turite rasti, kas jūs vienyje, puoselėti kūrybiškai ir kitam žmogui leisti save realizuoti ir savo lygiai taip pat leidžiate realizuoti. Meilė savo ir meilės kitam žmogui. Va čia yra didelė išmintis. Jinai įmanoma tik tai tada, kada jūs nusiimat marškinėlius, ant kurių užrašyta vyras žmona ir užsidedat laisvas žmogus, kuris nori save realizuoti, džiaugtis gyvenimu ir taip toliau. Be tokių marškinėlių jums neteis idėjų. Va, toliau, mes kaip aš minėjau, yra patriarchalinis modelis, matriarchalinis modelis ir chaotiškas, tas modelis tarpinis, tarp jų mes mėtomės. Mūsų sprendimai yra individualus poros sukurtas modelis. O čia ir yra, ko mes mokinam - kūryba asmeninio gyvenimo. Kūryba asmeninio gyvenimo ir santykių kūrimas, tai yra kūrimas bendro gyvenimo būdo. Vat kame kūrybas, o ne tai, kad tu mokiniesi būti toks geras, kad tave be galo mylėtų. Arba tu taip mokiniesi aptarnauti vyrą, kad vyras sako ideali žmona. Dėl to mes nemokiname būti idealiu vyru, idealia žmona. Dėl to, kad tai neveikia šiuolaikiniam pasauliu. Galbūt kažkam veikia, tas tai taip, bet jeigu bendrai žiūrėt visas poras neveikia, reikia ieškoti individualios poros sukurto modelio, gyvenimo būdo modelio, santykių modelio ir taip toliau.